Sustojame prie pervažos, kaip tik užmatėme vieną sąstatą. Du sujungti net lokomotyvai. Po biškį važiuoja. O iš tikrųjų, tai mes važiuojame ieškoti garvežio, kurį išveš į Sodėliškius. Šiaip netaip radom garvežį pakrautą. Jau pakrautas ant fūros. Su žvaigždė jisai? O. Koks čia modelis dabar aš nebeatsimenu. Ar ne L bus? Čia su žvaigždė. Ar ne L tik tais bus? Da čia kažkokia... Žvaigždė. Tai gerai, kad su žvaigždė, nu. Pažiūrėsim, aha, tikrai su žvaigždė. Iš priekio, va, matas, tik tai ne raudona žvaigždė. Kažkodėl tai. Prieš saulę, aš nežinau, ar čia gerai matysis. Garvežiukas. Nu, biški toksai pavargęs. Toksai biški pavargęs, bet sutvarkys gal. Kaip eksponatas bus. Toksai. Ten traukinys patutavo. Nu, tai mes esame šalia geležinkelio bėgių, tai ir patutavo todėl traukinys, aišku. Todėl ir patutavo mum. Teisingai. Buvo uždengtas jisai. Gal čia ilgai stovėjo, tik tai nežinojom, kad jisai čia stovėjo. Kaip čia iš toliau atrodo vaizdėlis. O taip. Reikia pasižiūrėti. Pilnas vaizdas. Dar reikia bandyti prieiti iš kitos pusės. Pasižiūrėti iš kitos pusės. Tai tave kažkaip. Kokios jis čia būklės. Bet, man atrodo, muziejus atrestauruos. Čia va pakura prarudijus. Užlopęs gal. Kažkaip tai. Čia tų švaistyklių, pila švaistyklių, kur jam nėra švaistyklių. Nuimti švaistyklį. Buvo į kitą muziejų atvežtas. Čia buvo į kitą muziejų atvežtas. O čia gal pralysim, va čia va. Bandom pralysti. Bandom va čia pralysti, o. Va, kaip iš šitos pusės atrodo. Pažiūrim. Taip pat. Tik tai va, kad ten, kur mašinistai sėdi tokia nelabai gera būklė. Stogo kaip ir nėra. Uždės gal. Čia buvo seniau. Seniau buvo įsistogu šitas garvežys, bet dabar va matai. Dabar jisai be stogo. Toksai garvežiukas. Dar po to eisim, stovi kita fūra, tai tenai stovi tenderis dar, antra dalis garvežio. Eisim dar ten pasižiūrėsim, kas ten gero, kaip ten, kaip atrodo. Taip bėgot, apduoda.
Vagoniukas kaip girtai. Va, ir čia tas pat prarudėva. Matosi. Va. Va, čia kažkaip įdomiai va ant švėlerių uždėjo ir įrėdėjo jisai. Ai, užkėlė tiesiog. Ant bėgių. Tiesiog užkėlė, ant tokių švėlerius padėjo. Nu, aukštis nemažas. Čia, sakykime, Šiaulių muziejų kažkas panašaus. Čia buvo... Toks pat. Čia su šipsenėlėm. Ai, tie ratai, sakai, su šipsenėlėm. Va čia va šipsenėlės? Taip. Nu, gal ir taip, kaip sakant. Bet tai tada čia žiūrėk. Čia mažesnė šipsenėlė. Čia didesnė šipsenėlė va čia va. Va, matai? Jeigu tai jau sakai, čia šipsenėlės. Ratai su šipsenėlėm. Garvežio. Nu ką, eisim. O seniau buvo reikia toks, jeigu biškai reikia toks. Nubraukė biškai buvo. O, baba. Oi. Taip, čia, kaip suprantu, ta fūra laukia nakties ir veš šitą garvežį naktį. Nes kaip čia ir gabaritas, ir svoris, man atrodo, čia didžia gabaritis krovinys. Tai todėl jį veš naktį. Nu, gal naktį nebespėsim užgaudyti jo, kaip jis čia keliaus. Bet va nors tiek. Bet nors tiek va užmatėm. Ir jisai buvo šitam muziejui. Tai va tai. Dabar ir kito muziejus veš. Einam prie tenderio tada pažiūrėti. Nu ir kitoj fūrai dabar pakrautas tenderis. Vaikuolės, tai vandenis. Tėte, vaikuolės, tai vandenis duodu. Tai gerai. Pakrautas tenderis. Kažkaip kaip jis čia būdavo sukabintas. Ai, čia taip jau sukabintas taip kardinaliai būdavo jau. Taip lengvai net kabinsi. Čia va kažkoks atboinikas. Ir va taip padars. Su kažkokiam traukiam būdavo sukabintas garvežys su tenderiu. Taip, čia dar matos vandens magistralės va. Kažkokios eidavo į garvežį iš tenderio. Langas dar matosi va kažkoks. Visi likučiai sudėti, kas priklauso. Nu ir durelės ten, kur anglis būdavo. Ai, ne. Čia gal dar toks dalinai kaip ir pratęsimas. Ai, bet matos va čia tokie būdavo medžiagos, tokie likučiai dabar dar lygia. Medžiagos likučiai lygia, kad susijungtų su tuo garvežiu. Nu, įdomi, čia įdomi. Čia taip yra. Aišku, ratai su tepalynėm. Nu. O, čia kaip gražiai atrodo. Dabar. Šviesus metalas dar. Nu ir kaip visada tepalas ir vailokas. Ir tepdavosi taip. Bet čia kažkas matos davyrinta būdavo, lyg tai va kažkas dadaryta, jau restauruota buvo. Jau buvo restauracija. O čia biškas, čia buvo kažkaip. O čia matosi dar su plomba. Ne, plomba jau nutraukta.
Bet būdavo plombas. Tų tepalinių. Su plomba, tai po to ratai. Labai senoviškai atrodo, nes su stipinais. Tik tai čia va kažkodėl tie du be stipinų. O šitie su stipinais. Gal čia šitie mažesnė apkrova būdavo. Gal dėl to čia su stipinais. Nu, neaišku iš tikrųjų, kaip čia yra. Tai dabar kokio dydžio tas tenderis. Na, didokas. Čia iš čia jau normalus sukabinimas. Va dar ir kaminas garvežio uždėtas ant viršaus. O kiek matau, ko gero. Ar ne? Ai, ne, atsiprašau, čia. Čia buvo lempa. Lempa, taip, teisingai. Čia lempa buvo. Aišku, čia lempa. Taip, nusišnekėjau visai, čia tik tai uždengta dabar, nes gal buvo išdaužta ta lempa. Taip, čia lempa buvo, tu tai žinai. O aš tai nusišnekėjau konkrečiai. Iš vis. Tik čia kažkaip įdomiai pakrovė. Matos tie švėleriai va ten va padėti. Toliau. Bet padėjo ne ant švėlerių tiesiog. O čia ant tai balkių va, paprastai uždėjo. O pasilietum, dėkui. Ir viskas. Tai va taip čia ir atrodo. Tas tenderiukas. Ai, va viršui matos švaistykliai uždėti. Užmesti viršui švaistykliai. Va ten va. Liktai kažkas tai matos. Tai gal muziejai uždės po to tas švaistyklius. Įspūdingiau atrodo, kaip uždėta būna. Vienu žodžiu. Čia dar durelės. Dar durelės, va čia kažkokios. Kažkas būdavo padėta. Nu, vien žvargo matęs, jeigu jau čia kaladėlės toit restauruotas davyrintos, tai jau čia jisai ko gero kilometrų matęs kilometrų. Tai pasižiūrim tada toliau, nu čia nelabai praeisim. Čia nepraeisim iš šitos pusės, nesvarbu. Užtenka tiek, kiek mes čia pamatėm. Ir taip čia neblogai pamatėm, nemažai iš tikrųjų to tenderio. Nu kais, iš kitos pusės tas tenderis, nu, tai bus analogiškai tas pats viskas. Tai va, tai tiek ir norėjau parodyti. Ir savo pasižiūrėti, ir kad kiti pamatytų, kaip garvežys iškeliauja iš Radviliškio į muziejų. Ir ko gero... Čia jis vežtas, jis kito muziejų. Ir ko gero, tam jau muziejų... O jisai vežtas, jis kito muziejų. Iš kito, nu, čia ne muziejai, čia šiaip tai metalo laužas tenai, iš kur jį paėmė. Ir ta muziejai, ko gero, dabar jau stovės ilgus metus. Tai va, tai tiek norėjau parodyti. Ir pats pamatyti, specialiai atvažiavom pasižiūrėti. Nes kažin ar kada dar pamatysime, kaip su fūra veža garvežį. Nu, retas atvejis, nes jau jie daugelis garvežių jau muziejose stovi, jų netransportuoja vienur. Nebent aišku dar važiuojantis, tai jie tada patys per bėgius dar važiuoja. Bet kad va su fūra vežtų, tai neteko matyti ir kažin ar dar teks kada. Tai va, nors pasižiūrėsim, kaip pakrauta, kaip stovi. Užkrautas ant fūros. Nu tai tiek šiam kartui tada. Ieškosime naujų vaizdų apie traukinius
apie dar kažką panašaus. Tai man reikia vagoną apšelinėti. Pakeliai čia dar užmatėm kažką tai. Reikia apžiūrėti. Čia grūdų vagonas. Ne, skumantuk, ne. Čia Žiūrėk, anglis. čia ne anglis, čia žiūrėk akmenukai tie bėgiam, kur kloti sudėti. Lipk ir čia pamatysim, žiūrėk, dabar mes viską. Ten. Va, Tėte. žiūrėk, va čia matai akmenukai va sudėti va į vagoną. Nu, Va. tėte, ten lokomotyvas atvažiuoja. Mėlynas. O ten mėlynas atvažiuoja lokomotyvas. Bet jis čia nedavažiuos. Jis iki čia nedavažiuos tas mėlynas. Matai? Nedavažiuos. Bet čia mes kitą mėlyną matom, žiūrėk. Va čia dar vienas mėlynas stovi. GG Rail parašyta. Po to ten matome raudoną stovi, matai, vienas lokomotyvas ir kitas keleivinis žmogiukų. Trumpas dar yra, matai? Mes kiek čia matom pro čia viską. Oho. O čia šitas tai stovi va tas va laidus, kad galėtų nutiesti, va šitas geltonas stovi. Čia ir Kėdainiuose šitą matėm, tokį. Čia labai daug visko. O čia va tvarkyti bėgiams tie visi geltoni. Skirti, tvarkyti bėgiams čia visi padaryti. Ir kranas. Kranas dabar nuleistas, jis nebesimatys. To krano tenais. O čia va jau, matai, paruošta jau čia va supilti akmenukai, kad užpilti ant bėgių. Tai va, čia viskas paruošta jau. Tvarkyti bėgius. Tai va tiek. Pro šalį važiuojant užsukom.